Sveiki, su jumis sveikinasi verslo kalvis Mindaugas. Šiandieną pakalbėsiu aktualią temą - pigus marketingas, dovana visai nedovana. Norėčiau paklausti, ar žinote, jei perkate kažkokį produktą, tikriausiai jums siūlo dovanų. Jeigu pastebėjote, pirkdami vieną ar kitą daiktą, jūs gaunate papildomą dovaną. Tai reiškia, jeigu jūs perkate kažkokią prekę ir gaunate dovaną, bet už tą dovaną žinokite tai, kad jūs susimokate papildomą mokestį. Tikriausiai jau pastebėjote, jeigu pirkdami prekę gaunate papildomai dovanų. Tai reiškia, kad nieko nemokamai niekados nebūna. Pavyzdžiui, tarkime, perkame telefoną ir gauname dovanų televizorių. Už tą televizorių jūs iš tikrųjų turite papildomai susimokėti ir nieko nemokamai niekados nebūna. Čia yra tiesiog marketinginis triukas ir tai atsižvelgus, jeigu jūs pirksite kažkokį daiktą, jūs pasižiūrėkite, ar tas daiktas nėra skaičiuojamas į tą pačią kainą jums. Tikriausiai jau pastebėjote, jeigu pirkdami vieną ar kitą prekę, jums yra dovanojamos dovanos. Už tas dovanas turite su to susimokėti, čia nieko naujo nėra. Jums turi būti pasirinkimo laisvė, o ne tai, kad jums duoda kažkokį produktą ir papildomai pasimkite televizorių arba telefoną nemokamai. Bet nieko nemokamai niekados nebūna. Tai reiškia, jeigu marketingas tikrai būtų labai aktualus, labai geras ir iš tų firmų būtų labai gerai padarytas, tai jūs kiekvieną dovaną galėtumėt pasirinkti patys. Šiai dienai naujo marketingo strategija būtų ne tai, kad pardavėjas liepia įsirinkti vieną ar kitą prekę, bet toksai, kad jūs kaip vartotojas galėtumėt pasirinkti vieną ar kitą produktą iš jums norimos srities. Tai reiškia, jeigu perkate telefoną, turėtumėt gauti galimybę pasirinkti laikrodį, televizorių arba kitą produktą. Ir jūs turėtumėt rinktis, bet ne ta kompanija, kur jums nurodo ir įperša vieną ar kitą daiktą. Tikriausiai turite žinoti tai, kad šiais laikais nieko niekados nebūna nemokamai, nieko negausite nemokamai, jokių dovanų ir panašiai. Visados visos dovanos bus suskaičiuotos į kainą ir jeigu ką nors negavote už 1 centą, už 2 centus arba visiškai nemokamai, tai yra neteisybė. Marketingo specialistai yra tam pasiruošę, visą įvaldę visas technologijas, kad jums produktai skaičiuotų į jūsų turimą sumą, nesvarbu tai būtų įsimokėtinai, neįsimokėtinai, yra paskaičiavę, kad jūs už tą prekę sumokėsite už tas abi. Ir jums to daiktą gali visai nereikėti ir jūs suksite galvą, kur tą daiktą jums reikės padėti. Šiais laikais marketingas turi būti ne apie tai, kad reikia apgauti žmogų, o žmogų reikia duoti naudą ir vertę. Tai reiškia, jeigu kiekvienas žmogus galėtų rinktis iš kažkokių produktų, paslaugų, ar jam tos paslaugos ar produkto reikia, tai būtų visai kitas vaizdas. Bet ne, dabar klientui yra primetamas tai, kad jam yra reikalingas televizorius, gal puodas arba kažkoks nors telefonas, nors jam visai tų daiktų nereikia. Tai suka galvo, kur jį padėti. Ir dar už tai gauna susimokėti. Tai kur čia yra afera? Afera yra pas tų marketologų. Tai reiškia, jūs susidursite su didelėm problemom, jūs turėsite didelių problemų, dėl to, kad suksite galvo, kur padėti tą daiktą. Jeigu jums būtų galimybė laisvai pasirinkti, kur tos produktus panaudoti, tai reiškia, jeigu jūs galėtumėte rinktis iš visų einamų produktų, kokį jūs produktą norite įsirinkti, jums būtų daug paprasčiau ir daug lengviau gyventi su šitais produktais. Verslo kalvis yra suinteresuotas tai, kad jūsų verslas vyktų skaidriai, be jokių nemalonumų, kad jūs niekada nemeltumėt savo klientui ir kad jūsų marketingas vyktų be apgaulės. Verslo kalvis padarys, kad jūsų marketingas vyktų be apgaulės. Ačiū, kad buvote su manimi. Verslo kalvis Mindaugas, viso gero.